Dalyvausiu aš projektų koordinatorius Tomas Matulevičius. Posėdžių sekretoriumi yra paskirtas projekto vadovas Eldas Glebus. Pradžioje bus pristatyti parengti projektiniai pasiūlymai, po jų pristatymo viešo susirinkimo dalyviai, visuomenės atstovai galės užduoti klausimus arba pateikti pasiūlymus. Tik prieš pateikiant pasiūlymus ar užduodant klausimus prašom prisistatyti, kad mes galėsime identifikuoti ir kokybiškai atsakyti mūsų klausimus. Apžvelgsime lauko gatvės įrengiant pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinio remonto sprendinius. Gatvės projektiniai sprendiniai yra numatyti pagal Lietuvos miesto savivaldybės užduotą projektavimo užduotį. Šiuo projektu numatyta remontuoti visą lauko gatvės atkarpą nuo Naujosios gatvės pradžios iki Jonino gatvės pabaigos, kertant Šaltinio gatvę. Tai numatyta lauko gatvėje visiškai pakeisti asfalto dangą, įrengiant naują dangą. Taip pat kairėje gatvės pusėje per visą gatvės ruožo ilgį numatytas naujas pėsčiųjų ir dviračių takas, kurio plotis yra 2,5 metro. Dešinėje kelio pusėje yra numatytas pėsčiųjų šaligatvis, kuris taip pat driekiasi per visą remontuojamos gatvės ilgį. Pėsčiųjų šaligatvių plotis varijuoja nuo 1,70 m iki 2,5 m, priklausomai nuo to, kokios yra vietos sąlygos bei esamos lauko gatvės sklypų ribos. Kas iš pagrindinių sprendinių, kokie numatyti pakeitimai. Prie prekybos centro Maxima yra numatyta panaikinti vieną esamą įvažiavimą, paliekant tik tai vieną įvažiavimą, tokiu būdu padidinant esamų situacijoje esamų mobilių stovėjimų vietų skaičių. Taip pat numatyta sutvarkyti visas nuovažas, nuovažų dangų konstrukcija taip pat yra tokia pat kaip ir projektuojamos gatvės. Prie visų nuovažų taip pat numatyti įspėjamieji paviršiai žmonėms su negalia judėjimui parenginti. Dar vienas aktualus sprendinys yra susikirtimas su Šaltinio gatve. Sankryžoje su Šaltinio gatve yra numatyta mažoji žiedinė sankryža. Taip pat prie Šaltinių mokyklos yra numatytos trumpojo sustojimo aikštelės, kuriuose tėvai galės palikti vaikus atvežtus į mokyklą. Taip pat prie mokyklos yra numatyta iškilioji pėsčiųjų perėja. Be abejo, taip pat ties visomis pėsčiųjų perėjomis numatytas kryptinis apšvietimas. Šiuo metu gatvėje yra neseniai atnaujintas apšvietimas. Tai iš esmės atlikus šios techninius skaičiavimus, to apšvietimo pakanka užtikrinti būtiną apšvietimą pėsčiųjų ir dviračių takui. Tik tai atsižvelgiant į projektinius sprendinius bus pakoreguotos esamų atramos vietos ir taip pat, kur yra būtina, ties perėjomis bus padėtos kryptinio apšvietimo atramos. Liečia pačius Lietuvos nuotekų šalinimo tinklų sprendinius. Esami lauko gatvės paviršinių nuotekų surinkėjai trapai bus visiškai demontuojami. Esami jungiamieji vamzdynai nuo esamų surinkėjų iki esamų gatvės nuotekų šalinių pilnai demontuojami arba likviduojami. Injektuojant juos pilnų vamzdžių skersmeniu lengvuoju cemento mišiniu arba cementiniu skiediniu. Lietaus vandens surinkimai nuo kapitališkai remontuojamos lauko gatvės įrengiami nauji lietaus surinkėjai trapai. Taip pat surinkėjų išdėstymas numatytas atsižvelgiant į remontuojamos lauko gatvės naujos asfalto dangos išilginius ir skersinius nuotyčius. Visi surinkėjai trapai projektuojami su 30 cm sėdinimo dalimi. Ir taip pat visi trapų šuliniai, kurie patenka važiuojama dalimi, jiems numatyti grotelės, kurios pritaikytos 40 formatų. Tiek trumpai apie pačius projektinius sprendinius. Dabar turime laiką visuomenės atstovų klausimams, pageidavimams ir pasiūlymams. Tai pirmas klausimas dėl žiedo tikslingumas, kokiu tikslaus čia kalbame. Tadas Šepkas, Padus Minaitis. Tai aš atsakysiu jūsų klausimą. Tai mini žiedinė sankryža pirmiausiai yra greičio mažinimo priemonė ir įrengus ją palengvinsim išvažiavimą iš Šaltinių gatvės.
Iš Šaltinių gatvės viena kita mašina pravažiuoja per dieną. Nu, mašiną neskaičiuoju, Važiuoju kiek pagal- važiuos. Nu, gerai. Važiuoja daug ryte ir vakare. O dabar čia, matau, panaikyta perė, čia vien žmonių pageidavimų Silaitijos buvo įrengta ta perė, nes kai ateina nuo Putinų dienos, nuo iki, link parko, kur žmonėm perėti gatvę tada. Iš pėsčiųjų tako, vaikų toliau šaligatviu. Kitoje žiedo pusėje, matot, yra perėjus suprojektuoti. Lauko Atstumas iki jos. Taip toks pats, koks būtų ir už sankryžos, lygiai toks pats. Bet dviejų pėsčiųjų perėjų lauko gatvėje projektuoti nėra tikslinga. Jeigu žmonių pageidavimų buvo įrengta, tai čia skaito, Taigi mes nepanaikinam, matot, yra pėsčiųjų perėjų suprojektuoti. tai už mokyklos kažkur. Taip Tai pat dabar vaikų, dar. palauk. Aš Tai aš noriu, gerbiamų direktorių, akcentuoti vaikų saugumą. Tai Aš su dvi mokyklos aplink, ar kontroliuosit vaikus, kad jie nelakstytų, kad eitų kažkur ratais aplink. Ta perė buvo įrengta tėvų pageidavimų, žmonių pageidavimų. Taigi mes Ar jūs projektuojam valgybiniai? perėjas, pasižiūrėkit, pritrauktom į dvi perėjas prie žiedo ir tada prie Šaltinių progimnazijos. Tai, bet aš turiu omeny, kur ateina nuo viršaus, jeigu ten iki, įsivaizduok, kur yra, kad nuo iki. Nuo iki ir eina tolyn link parko, link Nuo naujosios gatvės, tai ties ne nuo naujosios, o Prie pėsčiųjų Joninos takas gatvės nuo- turite omenyje. nuo Putinų gatvės, o pėsčiųjų takas, jeigu ten viršui matot stadioną, ne? Eina pėsčiųjų Ai, takas. kur tiesiai į žiedą Taip, ateina. taip, taip, pėsčiųjų taip, takas. taip, 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 taip. Taip. Nu, tai žiūrėti, Taip, ir ateina tuo taku, eina takas magistralinis. ateina čia, o perėja čia. Taip, Tai kas O negerai? anksčiau perėja buvo kitoj ja, pusėje. tai dabar naikinama, kaip suprantu. Tai ne, čia perėja. Nenaikinama, čia Ir mėlyni čia parodė. nereikia pažymėti rytos nuotekų. Ai, atsiprašau labai. Tada atsiprašau, tada nesupratau. Ir kita perėja iš Tai reiškia, ties štai mokykla. Taip, Taip, A. taip, taip. Tai Tada, dabar klausimą. Lauko 7 pirmininkas Palaukit sekundėlę po vieną, prašau pristatyti. Romas Gaudė. Šiandien buvau susitikęs nemažai lauko 5, lauko 9, lauko 11, lauko 7 gyventojų ir išreiškė pageidavimą autobusiukų stotelės. Lauko gatvėje nebus. Neprojektuojama Šiandien stotelė. transportas turit minti? Taip, viešojo transporto. Nenumatytas. Tai o ją galima dar numatyti, ar ne? Ar negalima? Neplanuojam Viešojo transporto maršrutas neina per lauko gatvę. O kodėl tai galima padaryti? Per Vidzgirį išvažiuoja Jonino gatve, atsisuka iki Dainavos siuvimo fabriko ir Ir matot, ratus viešasis važiuoja. transportas važiuoja tiek naująją gatvę, tiek Jonino gatvę. Na, iš naujosios, tai pasakykit, kur dabar stotelė? Žmonėm iš lauko gatvės gyventojai prie Rimy arba prie Gulbynės. Arba į Jonino gatvę. Projektuojant naują gatvę, tai buvo padaryta klaidų, autobusų stojimo stoteles projektavo ten, kur ir buvo, neatsižvelgiant į pasikeitusius poreikius ir pasikeitimus mieste. Tai naujoji gatvė, sakau, tikrai ten su stotelėm yra problemų, bet čia nei naujų maršrutų, nei naujų stotelių lauko gatvėje neplanuoja. Gal kažkada ateityje pertvarkysim naujosios gatvės Kiek stoteles. turėti iki tų stotelių? Čia maždaug, tarkim, jeigu nuo žiedinės sankryžos tai vieną pusę iki Jonino gatvės apie 200 metrų, iki naujosios gatvės Po 300. Po 200 metrų bendras gatvės ilgis lauko gatvės 500 gal 76 metrai, tai per vidurį man po maždaug 200 metrų, 280 metrų tiek į vieną, tiek į kitą pusę davėti iki sustojimo. Kur sustojimai? Jonino gatvėje prie pat Prie Jonino lauko sankryžos. Nebus Kiekvienas taip, tikitas. kad kiekvienoje miesto gatvėje Jo, kur- važiuos viešasis transportas. Ar galiu nusirinkti porą šimtų parašų? Vėl kitas Dėl dalykas, stotelės. įvertinkit žmonės, kurie juda ne pėsčiomis, bet transportu, kai važiuoji paskui viešojo viešąjį transportą ir jisai stoja kiekvienoj vietoj, kur užsimano kiekvienas keleivis, nu tai kaip jaustis tam vairuotojui? Projektuotojai tai gali eiti iš numatyti. Numatyti galima, bet neplanuojam paleisti naujų maršrutų, tai kam numatyti O dabar- įrenginėti, jeigu neplanuojam. Dabar aš antrą klausimą dar turiu. Yra automobilių stovėjimo aikštelė. Ir dabar jį pasirodo Kokiu adresu?
privatizuota ir bus parduodama aukciono būdu, ne? Ne, nebus. Nebus? Kur sūrių kioskas stovi ten, va tai Čia kairėje pusėje prie lauko 7. Pritraukta, nutrauktas. Tai kaip turgus įsijungia. Kitoj pusėje. Toj pusėj. Va, šitą. Va to aikštelė. Ten visą laiką, kada dirbo, buvo mėsos kombinato direktorius dar, kada tais laikais, tai Šimčikas padarė tą aikštelę lauko 7 namą. O dabar pasirodo, perėjo į... Neplanuojam privatizuoti arba panaikinti ar kitaip parduoti, ne. Tai gražinkit teisingumą lauko 7 namą. Tai turite aikštelę, o kur čia... Neturime šios aikštelę, nė vienos stovėjimo vietos nėra. Prie lauko 7 Kas namą. laiko to aikštelė automobilius? 11 ir 13 lauko. Bet jūs matyti vienas nesilankė tenai. Bet tai 11-13 tai turi 11-13 turi, 15 turi, 17 turi, 7 neturi nei vienos. Parašiau prašymą, kad įsirengti aikštelę, paskaičiavo savivaldybė 6 000 už medžių išpjovimą. Nu taip, yra tokia tvarka. Taip, tai čia iš tos tvarkos mes nesikabinam. Mes prašom, kad nereikėtų pjauti medžių, tai gražinkit lauko 7 namui. Mes sutvarkysim, mes asfaltuosim, jeigu niekam. Ir tegu žmonės naudojasi. Žiūrėkit, mes tos aikštelės iš nieko nepaėmėm, nei iš 15, nei iš 7, visi namai naudojasi. Tai yra žinių, kad bus parduota aukciono būdu. Tikrai ne. Architektūros skyriuje aš klausiu, tai yra vals. Tai man sako direktorius, kad ne, tai reiškia ne, tai nėra to pardavimo. O dabar dar, kas bus dešinėje pusėje su tai, kur tas kioskelį su tą aikštelę? Ta aikštelė planuojam irgi remontuoti. O link naujoji, per 84 planuojam įrengti turgelį. Lauko 4 gatvėje planuojam įrengti turgelį. Lauko 4 adresas. Tomai pritrauko. Žemiau už aikštelį dar esanti aikštelė, vadinkim taip. Lauko 4 turi. Va šitam sklype planuojam įrengti turgelį. Aišku, ačiū. Tai ten ir dabar yra turgelis toks. Bet žinot, jis tikriausiai netitinka nei poreikių, nei galo Ten neturgelis, ten. Kaip ten broliai skaito. kažkoks bardakas. Ten toj dešinėje pusėje aikštelė, kur pasidarė, tai buvo nuomojamas ten parkus. Neplanuojam. Neplanuojama. Dar norėjau gerbiamą direktorius paklausti, pažadą seną, kur Betfina lemputė pakabyti. Ten už tos aikštelės, o kur Romas šnekėjo. Jo, atsimenu, buvau prisižadėjęs, tai išspręsti. Taip, ačiū, dar klausimus turim. Lauko 1. Pristatykite. Pirmininkė. Taip, lauko vienas. Mes viską matom. Yra situacija tokia, kad yra kelio ženklas, kuris draudžia stovėti, bet pastaruoju metu, net pastaruoju metu visada yra apstatomas mūsų šaligatvis. Mes išvažiuoti nebegalim iš namo. Visada būna apstatyta, visada žmonės statosi, pareplikuoja, kad nestatykit automobilių, tai iškeikia iš... Fotografuokit ir siūskit ją policiją. Galiu parodyti. Tai jau rodėt. Bet mes, nei savivaldybės darbuotojai, mes nesam policininkai. Norėjau paklausti, kaip spręsti tą, ar ten baldūras kažkoks bus aukštesnis bortelis? Bus 15 cm aukščio bordūra. Kad tiesiog, kad būtų tas apsaugojimas išvažiavimas, nes ten, tikrai išvažiavimas yra siaubingas. Gatvės važiuojamoji dalis nuo pėsčiųjų tako bus atribota 15 cm peraukštėjimu, kuriame važiuojamoji dalis bus 15 cm žemiau negu pėsčiųjų takas ir bus, vėlgi, kaip kas fotografuokit ir siūskit tą policiją. atsiras galbūt norinčių užvažiuoti ir ant tokio Ten bordiūro. policija važiuoja ir šiaip važiuoja tuo keliu, bet jeigu nėra skundo, tai jie net nesustoja. Blogai, kad policija mūsų dalyvas, o ženklai kelio ženklai statomi protingiems žmonėms, o kurie neprotingi, tai jiems šlagbaumus nebent sustatyti. Blogas. Klausimas, ar... Numatytas bortas 15 cm neustatyti. Taip, ačiū. Ir kada numatomi pradėti darbai? Šitą projektuos metus laiko. Palauk. Metus laiko.
Ne, šiaip planuojam šiemet jau pradėti Šiemet pradėti? rangos pirkimo procedūras. Aha. Gal šiemet rudenį prasidės darbai, žiūrėsim kaip seksis. Dar vis tiek reikia pabaigti projektą, atlikti projekto ekspertizę, išimti statybą leidžiantį dokumentą, tada nupirkti darbus. Bet gal rudenį jau galėtų prasidėti darbai. Vėliausiai kitą pavasarį. Prie to pačio norėčiau padėkoti Mikulsėnų gatvės remontą. Jo. Ten sutvarkyta gerai. Dar nebaigta, bet... Dar nebaigta, bus baigta, tai bus tikrai gerai. Čia 2 metai daro. Galit parodyti, kas greičiau daro? A? Galit parodyti pavyzdžius, duoti, Tai jūs reikia parodyti. kas greičiau daro? Švokimas. Linai, klausimų. Jeigu ten išmėgtų... Ne, aš tai neturiu, aš pavėlavau šiek tiek. Gal pradžios negirdėjau, žinai. Nuknisu ir dabar stovinės. Paituotai, jei vienas kitas nori išvažiuoti į dešinę, tai... Oro sąlygos neleidžia darbus vykdyti. Tai ne visi supranta. Tai kažkam tai sąlygų nėra. O kokie Jūs žiedų norit kokybės ar kiekybės? Jūs norit kokybės ar kiekybės? Ir kokybės, tai kiekybės. Kaip jūs darėt geležinkelį va buvusį? Nu, mes dabar... Mes geležinkelio nedarėme. Tai tą patį asfaltą nuskuto. Ponas prisistatys, mes turėsim atsakyti kažką jums. 9 metų. Ir vėl tokį Tai patį. šitą salelę 3 metrų bus, ne? 9. 9. Išorinis žiedo skersmuo yra 9 metrai, A, vidinės salelės skersmuo 6 metrai. Tai čia panašiai kaip Vizgirdos. Ne, didesnis. Didesnis. Nes kaip Vizgirt jau geriau būtų lygiagrečiame sankryža. Tai būtų bent jau aiškus taisyklės, kaip važiuoti, nes tada vienintelė naklumo taisyklė, kuris lengvesnis, tas pirmesnis. Bet veikia. Ar valio buvo kokių? Baisių gal ne, Savo funkcijas atlieka. Tai vat būtent žiedinės sankryžos ir yra privalumas, Kažkoks amžininkai negalėtų sumažinti autoįvykių metu Dabar dar klausimas. daromą žalą. Ar galiu? Taip, prašau, gal galite prisistatyti ir tada klausimą. Kaip? Gal galite prisistatyti? Juozas Zemeckas. Užduokite juos. Kur yra parduotuvė einant čia Putinų sustojimo, plytelės išvirti eina, kur medija vaistinė, ten švaros prekės, eina žmonės. Tai nu čia sutvarkyti. Artimiausiu metu kelių savaičių bėgyje prasidės darbai ir tenai. Ir tenai Taip. žmonės juokiasi. Jau nebesitvarkys. Plytelė išvartyta ir Gerai, daužyta. tai jie Ir juokiasi. laikraščiai buvo kiek. Ir Svarbu negriuvinėja. Lauko gatvė, ponas dar apie lauko gatvę. Nu tai aš ne ponas. Tai kas čia, tai kur čia seniūnatis? Va čia- Šalia sėdi seniūnai. Žinau, Nėra nepažįstu. labai pažįstu. Jo dėka mes perkėlėm tą turgelį, kur buvo bardakas, va ten padarė. Labai gerai pažįstu. Tuos bardakus patys ir sukelia. Niekas nedaro. Labai teisinga pastaba. Tuos turgelius eina narkomanai, švirkštų leisti. Jo. Buvo anksčiau, dabar perkėlta į ten. Ir- Toliau, Dar reikėtų- sprendžia toliau reikalus lauko gatvėse. ne? Tai Tai čia prašau, gal dar kas nors iš visiems susirinkusių. aktualu. Prašyčiau, gal galite prisistatyti? Lauko gatvės 17 namų gyvena. Dėl tinklų norėjau paklausti. Tai ten tik bus dabar atnaujinami lietaus kanalizacijos tinklai ar aplamai vandentekis ir fekalas. Šiaip tai tiesiant gatves atnaujinant tikrai be gatvės statymo priklauso mūsų vidaus, o inžinerinių tinklų neatnaujinam. Kodėl, pavyzdžiui, vandentekis 30 metų gyvenu, pastoviai vyksta remontas. Tai jeigu sukrūvėja vamzdžiai, jūs dabar padarysit naują gatvę ir paskui vėl atvažiuos, grįžinės viską. Logys tą gatvę, koks ten tikslas dabar. Šiaip idėja perklot gal visus inžinerinius tinklus gal ir gera, bet klausimas tada kiek kainuotų ir gal tada apie lauko gatvės remontą kalbėtumėm tik po 10 metų, tai va čia klausimas. Tai bet tai jums tikslinga, pavyzdžiui, nepadaryti kažkokio darbo, kur
vamzdynų, ten, kaip jūs sako, 200 metrų, gal reikia sutvarkyti. Jo, bet Ir po žiūrėkit, to vėl dabar mes gilės visi vamzdžiai ir vėl rekonstruojame Miklų sienų gatvę, tai gal tada pakeičiam vandentiekį, dujas, šildymo Tai trasas. apie dujas aš nešneku, aš žinau, kad vandentiekio vamzdžiai tikrai yra su... Tai visus tada jau reikėtų inžinerijos tinklus keisti. Tai Tai tada reikia, keiskim Miklų sienų gatvę, Lauko gatvę. Jeigu žinant užsienio patirtį, tai aš kiek matydavau, kad gatvės kaip remontuoja, pirmiausia iškasa visą gatvę, pirmiausia kloja inžinerinius tinklus, paskui tik tai daro gatvės remontą, o paskui pirmiausia užasfaltuoja gatvę, Matot, sukiša dabar technologijos savivaldybė ir pinigus ir paskui viskas suėmė inžinerinius tinklus nereikia tas tranšėjos, noro ar panašiai, dabar prastumimų visokie pratarimai darbe, panašiai. Tai reikia remontuoti dangų. Vis tiek bus sudėta, Kas liečia inžinerinius tinklus, galbūt klausimą reikėtų nukreipti tinklų savininkui. Tinklų savininkas greičiausiai yra įsivertinęs. Aš pats Dzūkijos vandenyse dirbu kaip valdybos pirmininkas ir Dzūkijos vandenys visada yra numatę trasos, kurios yra blogos, avarinės situacijos, kurios reikalauja daug remonto, kiekvienais metais planiškai tvarkomos. Lauko gatvės šitos trasos nėra įtraukta, bet aš pasidomėsiu. Lauko gatvės 17, taip? Taip, gyvenam tikrai aš... Pasižiūrėkime, jeigu matysim, kad tai yra poreikis ir kažkiek reikia nedaug Važiuodavo ir vandens mašinos jūsų. Pastoviai lopydavo. Ir tik rytoj bus direktorius, tai pašnekėsim. Įsitraukti visų partijų. Nuo viršaus iki 7 amžiaus. Ačiū klausimą išgirdom, tai gal dar turim dar klausimų. Kad nelabai kam skauda, šitiek namų stovi pastatyta Lauko gatvėje, o 20. Čia yra pats blogiausias dalykas, kad visi gyvenantys daugiabučiuose labai sunkiai supranta, kad jie gyvena kolūkyje, kuriame visą gerbuvį, visą patogumą gyventi turi kurti bendruomenė, o kuria tik tai keletas žmonių. Jūs ponas labai klystat. Kiek paklausė, pasako, yra pirmininkas, jeigu jis rūpinasi. Va. Ir visa bendruomenė. O iš pirmininko seniūnaitės. O dėl to ir yra blogai. Niekam širdies neskauda. Nori kažką turėti, o pasiūlymo, kaip tą dalyką turėti. Jokio. Mes tavo atlyginimą matom, sako, rūpikis, žiūrėk. Šimtus gali pasiūlymų, bet jūs darykit kažką tai. Sėdit ir nieko nedarot. Darom. Aš turiu projektuoti klausimą, ar Alytaus miestas turi pasitvirtinęs darnaus judumo planą, ar buvo atsižvelgta į darnaus judumo plano sprendinį šitie sprendiniai, gatvės ir galima. Taip, buvo. Jie prisistatė. Vicemeras Bonis Vyriauskas. O gera pastaba. Ačiū iš klausimą. Tai buvo atsižvelgta ir netgi pagal tas darnaus judumo rekomendacijas buvo numatytas, prieš tai pagal šį projektavimo užduotį buvo numatyta atskirti pėsčiųjų dviračių taką horizontaliuoju ženklinimu, tačiau buvo atsižvelgiant į rekomendacijas nutarta tokio pločio bendrame pėsčiųjų dviračių take ženklinimas. Dar norėjau paklausti, tas dviračių takas, kurie pusė jis... Reikalingas. Aišku, reikia. Kolegos, prašytume gerbti vieni kitus. Tai kur žmonės vaikšto? Su dviračiu Pabandysim atsakyti. Tai jeigu žiūrėti nuo naujosios gatvės pusės, tai pėsčiųjų dviračių takas yra numatytas kairė gatvės pusė. prie gyvenamų namų, ne prie prekybos centro. Jo. Prie prekybos centro yra numatytas šaligatvis. Šaligatvis. O šitą, tai ta pusė bus platinama, ne dabar, ne to pločio šaligatvis, kaip šiuo momentu jie. Taip, platinamas. Platinamas ir keisis tiek gatvės parametrai, tiek maksimaliai bus išnaudotas esamos Lauko gatvės sklypas. O tai ten dar, kurie medžiai maišo, Prie Lauko gatvė. Lauko gatvėje iš esmės medžių nenumatyti kirsti išskyrus vieną, čia aš parodysiu šitą vietą. Lauko 22 lygtai neklystų. Kokia viena, Lauko 22. Šitą vietą pinigų už medžių. Darželio iš karto sekantis namas galu į Lauko gatvę. Ai, tai ten tolyn žmonių.
Tai gatvės plotis daleiskim išliks toks pats, koks dabar esame. Ne, Susiaurės. ne šiek tiek susirės, gatvės plotis bus 5,5 metro, o 2,75 metrų eismo juostos pločio. Bet tokiu atveju mes padarome visiems eismo dalyviams patogiai infrastruktūrą. O automobilius statyti gali kairiai pusėje nuo naujosios gatvės, taip? Taip, nuo naujosios gatvės pusės automobiliai numatyti galima statyti dešinėje pusėje. Prie Maksimos prekybos centro, kaip ir minėjau, pristatymo pradžioje yra numatytas vieno įvažiavimo panaikinimas prie Maksimo parduotuvės. Numatyta palikti tik tai vieną įvažiavimą ir to panaikinto įvažiavimo sąskaita dar numatyta papildomų stovėjimo vietų, kur gyventojai taip pat, manau, galės palikti automobilius. Tai įvažiavimas į Maksimą bus iš naujosios gatvės, ne? Iš lauko. Gatvės, bet prie naujosios gatvės. Iš naujosios, kaip buvo, taip ir liks įvažiavimas. Šito projekto sprendiniai to dalyko nenumato. Gal galit pasakyti, kiek vietų numatoma čia šitoj pusėje? 17 vietų. Iš esmės daugiau negu dabar esu. 17 vietų. Tai reiškia, juostos plotis bus apie 2,5 metro. 2,75. 2,75. Jūs turit mintyje Lauko gatvę? Jo. Taip. Saugus pasirinkimas. Saugus pakankamas pagal gatvės kategoriją. Pagal tai, kaip važiuoja dabar, tai ten tikrai nebus. Ar panašiai kaip Šaltinių gatvė? Kuo gatvė platesnė, to žinokit Šaltinių greitis gatvė, matote, didėja. matote ten, Bet ten tai pagal tai, kaip jie kažkada seniai įrengta, tai labai plati. Ne, nelabai seniai Šaltinių remontuota. Tai ten tik įrengtos tos Tos parkavimo aikštelės. Mieste koks greitis leidžiamas? 50. Irgi tik protingiem žmonėm. Nu, taip. Tai jau pasirodė išmantis kelių eismo taisyklės, kiek atsimenu, jeigu 3 metrai ištisinės, tai draudžiama lenkti, tai čia net 3 metrų nebus. Tai nelenks? Galbūt ar lenkti, sakykit. Ne, bet jeigu mašina stovi, sustoti draudžiama, jeigu iš esmės ar getas nėra 3 metrų, tai sustoti draudžiama. Tai pagal tą pačią analogiją, kad mašos prasilenktų, turėtų būti mažiau 3 metrai. Ne, matot, truputį painiojat, jeigu tarp pastatyto automobilio ir ištisinės linijos nėra 3 metrų pločio, tai negalima statyti automobilio. Tai čia saugu pravažiuoti. Jeigu tą pačią analogiją išvedus, ar nors dabar nežinau, regėjus pasmatau savo mašiną, bet kažkur man 2,5 Mašinos plotis 1,70 m. Kaip? Mašinos plotis 1,70 m lengvojo automobilio. Visų? Galite padaryti analogiją su automobilių stovėjimo vietom, jos dažniausiai numatytas 2,5 metrų pločio. Čia bus plačiau. Mikulėnų gatvėje prasilenkiam, kiek važiuojam. O kiek ten? Nežinau, 5 gal, ne? Aš ne, arba 5,5, arba gal 6, neatsimenu. Nu, tai va, gerai, savo parkavimo vieta 2,50, kita moteriškė sunkiai įlenda. Čia reikia važiuoti, neįlysti. Parkavimo vietos pagal normatyvinius dokumentus. Čia niekas nieko nesugalvojo, nesiaurina ir neplatina taip, kaip numatyta normatyviniuose dokumentuose. Lygiai taip pat gatvės plotis pagal gatvės kategoriją. Parkavimo vietai numatoma ne mažiau 2,5 metrų. Čia parkavimo, čia pravažiavimui. Ne, Iški daugiau negu užteks, pagal teisės aktus tokie reikalavimai. Va, pirmininkė, pasižiūrėkit, kaip parkuoja prie lauko 3, prie lauko 1. Pasižiūrėkit. Aš netoli gyvenu, aš puikiai suprantu tą visą situaciją. Va, kai išeidėsiu, aš jums parodysiu. Va, Seniūnaitis mato. Telefonas neblogas. Telefonas dar Tai geras. prekių atvežė, ne, kur žmogų įsikrauti. Ir kaip Ten gal krovininė, tai prekių atvežė. Na, tai klausim dar ką nors. šiandien fotografuota, vasario Pasitarėm ir krinkam namo. Krenkam. Čia nesąmonė. Be reikalo atėjo. Bet ponas Kojus ėjo iš tas nesąmonės. Na, jeigu tokias nesąmonės Aš būčiau buvęs ponas, bet kad per rinkimus trūko vieno balso dėl manęs. Gerai, rinkimai už 4 metų galėsiu palaikyti. Tomai, žinai, dar vienas klausimas. Lietuvos nuotekų tinklų mes dabar planuojam tą aikštelę tvarkytis, remontuotis, galbūt tokio papildomą šulinių šaligatvio suprojektuoti, kad mes galėtumėm. Šito aikštelė. Jo. Ir paskui vis tiek tą turgelį, kai įrenginėsim, reikės Lietuvos nuotekų tinklų
Jeigu nebūtų galimybių šaligatvio suprojektuoti kažkokį šulinį, kad būtų galima paskui mums į jį jungtis ir nedirbt nei gatvės, nei šaligatvis. Čia gal situaciją labiau pakomentuos mūsų Lietuvos nuotekų projektų vadovas Valdas Glinas. Šitas galima perspektyvų pasiruošti, paskui dangų nereikėtų valdyti. Pagal sąlygas prisijungimo tokios vandenų, tai poreikio renovų trasos nėra. Tai sprendžiami surinkę, naujos vietos taip pat reikėdamos. O lauko gatvėje šuliniai visi bus keičiami, nemontuojami nauji. Šulinėliai. Ką? Šulinėliai. Šuliniai. Kad galėtų paskui praeiti pro, į vamzdyną prieiti, jeigu remontas koks. Jūs turit omeny vandens nuotekų tinklus, tai dančiai turbūt bus keičiami jau čia kaip taisyklė. Tose gatvėse, kur remontuojame, tai pakeliama pagal aukštį ir naujas dantis uždedama. Tie putinai reikalavimai visi keičiami. Neklausienų gatvėje tai keitė ir vamzdžius ten dėjo viską. Tarp lauko 1 ir 3 žmonės eina į griuvę, duobės didžiausius. Sutvarkys. Tai už tai ir daro, kad nebūtų. Jau mes gal net gyvensim. Brolius pažadės ir tu gyvensi. Optimizmo, kolegai, Aš pirmą kartą matau kolegą šitą. Kaimynas? Galbūt. Iki smertės visada gyvensim. Man tenka važiuoti, kadangi aš gyvenu. Ten lapės po to Sode, vienu žodžiu, kodėl tai padaryti. Tai jeigu negalima jų sulygyti su asfaltu, kad jau tikrai taip nesijaustų naujai dėtas asfaltas su Vadų gatvėje, malonu važiuoti, bet šulinys tai kiekvienas iškeltas ir visus pamatuoji. Ir kiek pastebėjau, viena pusė lyg tai nieko, į ten važiuojant link viaduko, o iš ten važiuojant į miesto centrą, tai galima sakyti, kad visi yra pakilę ir visi kiekvieną. Pasižiūrėsim, rangovas ten jūs kažkiek po gatvės pridavimo reguliavo, tai pasižiūrėsim. Pasižiūrėkit tikrai, jeigu būtų taip naujoje gatvėje, vis dėlto šalia žmonės gyvena, miegamasis rajonas ir jeigu kiekvienas šulinys taip, kaip sako, dangsės, tai žmonės insėsis, tai mažino bus reikia. Žinom, kur direktorių ras. Tai gal ten direktorių atsivesi, tai jis... Važiuoju, kai aš ir nejausiu jokio šulį. Nu, tai tu viršinį Čia greitį. nelakstysit, tikriausiai matėt, kad greičio ribojimo ženklai 30. Žinom, bet Atsakymas į jūsų klausimą gal būtų toks. Ulonų gatvės apkrautumas yra kol kas didesnis negu naujosios gatvės. Plius įvertinkit, kad Ulonų gatvėje praktiškai yra daugumoje krovininis transportas, kuris labiausiai ir išjudina. Krovininis ten fūrom draudžiama važiuoti, o jeigu jie pažeidžia eismą, tai tą netgi reikėtų. Kaip fūrom draudžiama? Ulonų gatvė fūrom važiuoti nėra. O kaip Jasnas važiuos? Tai Jastra, tai ten... Specialus transportas gali pravažiuoti, jis turi pilną teisę, aptarnaujantis transportas važiuojantis pagal užkarštą. Bet aš noriu ką pasakyti, kad yra ne visi tie šuliniai, kurie yra tokios būklės, bet yra dalis, kuri tikrai yra iškilę ir kiekvieną kartą... Kaip direktorius ir minėjau, pasižiūrės rangovas, jis kai kuriuos reguliavo dar kartą. Klausimas, lauko gatvėje nebus jokio kalnelio greičio mažinimo. Bus iškilioji pėsčiųjų perėja ties mokykla, aš padidinsiu. Tai čia vienintelis bus iškilusis. Na ir dar verta paminėti, kad žiedo centrinė dalis taip pat bus iškilė. Čia priešais darželį. Prieš darželį. Pėsčiųjų perėja. Grįžtant dar direktorius, ar nenumatot kameros pastatyti Mikulėnų gatvėje nors vienos? Čia reikia visą tinklą daryti. Tai visą tinklą po truputį ir darom, dabar perkam paslaugą jaunimo parką, visą filmuot, sveikatingumo taką, taip pat pasižiūrėsim kokias galimybės, nes ne visur yra šviesolaidas, tai... O dėl ko kamera, jūs sakot? Kamera nereikalinga. Dėl saugumo. Dėl saugumo, dėl viešos tvarkos, Parašykit prašymą, apsvarstysim, atsižvelgsim, bet tik tai motyvuoti ir surinkit parašus nuo gyvenimo. Jau Senaičiai buvo pateikę prieš kokius, nežinau, kiek čia metų visą Lietuvos planą, visi Senaičiai tos nešė. Tas planas kažkur atgulė ir atgulė tos visos Pakartokit. vietos. Bet šiuo metu intensyviai planuojam.
Matot, kameras įrengti, kaip ir direktorius minėjo, nėra galimybės kartais dėl šviesolaidžių, dėl techninių galimybių, nes jeigu įrengti kamerą, reikia atvesti kažkokį maitinimą, atvesti tą patį tinklo kabelį, tai viskas kainuoja. Interneto tiekėjai sugeba iki kiekvieną trobą atvest po optiką, o mieste paskleistų čia nesakyti, kad čia problemų optika šiais laikais atvesti. Interneto tiekėjai iš to uždirba, tai jie už tai ir sugeba atvesti. Va dar klausimų užduosiu. Taip, Juozai, klausome. Lauko ir naujoji gatvė, kur einant pėsčiųjų perėją, sankryžą. Kas ten darosi? Tokie, va, neįgalus žmogus ir mes neįgalus tokie. Kas ten darosi? Motociklai. Anksčiau buvo daryta jaunavos firmos kažkokios. Buvo mirksiukai ir vos ne kameros, tai, o dabar nieko nėra. Dabar mirksiukai yra. Kur yra? Nu, Naujoji gatvė yra. Yra? Kur yra? Išardyta viskas ten, nieko nėra dabar, jokių mirksiukų, Buvo gal, bet dabar gal. Buvo nėra. Nei ten kameros, tiek girdim, kas ten darosi, kai važiuoja, Dieve mano. Ne 50, bet 150 greičių, va, kaimynas. Pasižiūrėsim, jeigu neveikia, sutvarkysim tuos mirksiukus. Tikrai. Viskas išardyta. Greičio nesumažins. Ženklai, važiuojant prieš eismą, pėsčiųjų perėjas, tai jūs įsivaizduojate, ne? Jeigu jaunimas bet pročiai įsipjausia, paslintuvus mažinėja ir atrodo, kad Ne jaunimas, bet... Kaip žinot, pernai policijai padovanojo triukšmo matuoklį, tai tikimės, kad šiemet situacija pavasarį pagerės, tikrins transporto priemonės, automobilius, tiek motociklus. Nu ir kamera Ir planuojam policija šiemet padovanot greičio matuoklį, bet labai rimtą, kur galės matuoti greitį už 3 kilometrų. Ten turbūt variantas būtų, kaip kolegos sako, kad kažkokį apšvietimą didesnį daryti, nes iš tikrųjų ten yra didelė problema. Būtent, kad čia kaip Lauko gatvė, kaip tik tiesiai Nauja gatvė Renginy. Taip. Čia kur raudona HDPE vamzdžio pažymėta. Tai ten yra tikrai pavojingas sankryža, perėja. Na, ten reikėtų papildomą apšvietimo. Švietimo ten Eina ten jaunimas, net nepasižiūrė, šitiek mašinų važiuoja ir fūros ir visokios, net nepasižiūrė. Žengia. Čia kažkada buvę tikrai apšvietimai tie sudėti ir kely ir visur dabar ten nieko nėra. Asfaltė. Tai jie galbūt nustoja veikti, jie patys dar yra. Tik tai, kad yra. Buvo tai tikrai. Jie nėra išmontuoti. Ne, ten gal kažkas sudegė. Nesudegė, kad išardytas, tu povietė. Kur jūs matėt, kad smaloj supūtų? Ten jokio išardymų. Tai šitą sankryžą taip, reikėtų šitą perėją apšviesti. Tai ten yra, va. Kryptinis apšvietimas yra įrengtas. Bet labai tamsu, žinokit, ne kartą prašyti mašiną pro nosį. Tai dažnai tai būna, kad 2 juostos stovi, o 3 juosta prašvilpia į tą naimą, tai kartais tamsesniu paros metu dar kaip žalnuojant puštas reikia, tai labai pavojingas vietas. Vienintelė tokia perėja. Nu daug tokių. Ir dar klausimas, Lauko gatvė pati pirma perėja. Va šita, jinai čia ir liks. Nenumatoma jos toliau kažkur patraukti. Net keistas pėsčiųjų takas taip ir taip, nes techniškai kažkaip būtų labai sudėtinga perkelti, kadangi lygiai greičiai naujai gatvėje įkreipėsi pėsčių šaltinis. Nes tas būtent išsukimas būna iš Lauko gatvės, kad jeigu ten sustoja, tai kitas jau arba tiesiog gaunasi, kad kitas stovi automobilis ant perėjos. Tai dabar turėtų automobilis telpa. Vienas telpa, bet jeigu antras Tai jau turi prieš perėjas, ant perėjos to draudžiama. Žinokit, iki perėjos su pilna automobilis tikrai telpa. Ne, aš sakau, kad telpa, bet tiesiog sakau, kad jeigu vienas
Painirvom, kad perėtų su tokios aptikį. Pakelsi kojas ar nepakelsi? Čia šitą pėsčiųjų perėjoje nenumatytas kryptinis apšvietimas. Taip. Čia perstatomas apšvietimas lūpas, o kitoje pusėje išnaudojamas esamas. Ai, bet bus kryptinis ir šitoje perėjoje. Visose perėjose yra numatytas kryptinis apšvietimas. Tai jinai papildomai apsišviešita per lauko gatvę perėją. Klausimą. Kristina Lauko 7 Micevičienė, gyventoja tiesiog. Dviračių takas kaip eis, man klausimas iškilo tais įvažiavimais. Kaip bus apdorota? Sugalvoju. Nes dviračiai kartais, jie važiuoja, jie tiesiog nesustoja, ne? Ir tu išvažiuodamas, pavyzdžiui, mašina išvažiuoja iš kiemo. Ties kiekvieną įvažiavimą į namą, ne? Kairėj pusėje į dviračių taką. Pagal kelių eismo taisyklės išvažiuodami iš kiemų dviratininkus turit praleisti. Tai mes šitą žinom. Reikėtų nusipirkti dviratį. Tu ne visą laiką matai, kada jie skrenda. Žinokit, ten bus pėsčiųjų Galėčiau tarkime pašaulininkus. Tai ar bus kažkokie, vis tiek jis nebus lygus kaip kelias. Tas dviračių takas bus lygintas su keliu, kad gali važiuoti ir dviratį. Jeigu bus su raudona juosta. Atsiprašau. Ne, srautai nebus jo pločio. Paprašysiu, norėčiau atsakyti klausimą. Tai pėsčiųjų ir dviračių takas nuo gatvės yra atskirtas 15 cm plotų, bet jis nuolauža, jisai ateina į esamą asfalto lygį. Tai tokiu atveju turi būti ir užtikrintos ir žmonėms su negalia judėjimo galimybės, nes neturi būti jokių perraštimų. Jeigu su dviračiai, tai senu geležinkeliu tu varinėjai su dviračiai, bet ne tokių vietų. Reikia pasiekti dar Bet tai davažiuoti reikia į seno geležinkelį. Davažiuot, ant pečių tegu nusineša, davažiuot aš. Jūs to vieną kartą pereikit, per Putinus, pervažiuokit, pamatysit. Per važiavę ir ėjo. Buvo mano laikraščiai rašyta, merė pervažiuokit per Putinus. Nematėt, kai važiavo, visa vadovybė važiavo su paspirtukais mieste. Kiekvieną dieną važinėjau po Putinus ir ten nieko blogo nėra. Nieko nėra? Nieko nėra. Nieko nėra. Važiuok tvarkingai ir visur pravažiuosi. Tai gal parodyk nuotrauką, ne? Ką man to nuotrauką? Mes akivaizdžiai matė, kad su nuotraukom. Eina, ne čia. Išmokimas. Tai kaip suprantu, ačiū visiems dalyvausiems, taip. Ačiū, kad ateinat, kad išreiškit savo nuomonę. Nu gerai. Jeigu mūsų, dar būtų labai gerai, jeigu mūsų nuomonės pasiūlymai išsipildytų. Nors 99 procentais. Tikrai atsižvelgs projektuotas, atsižvelgs į visų išsakytas ir atsakys, kas pasikeista, kas pakeista ir kas padaryta bus naujai. Juozai, jūsų nežinau, aš galėsim atsakyti visus, bet greičiausiai Rūko Aš žadėjo. to pačio, kad direktorius, sakykit, gal planuojame daugiabučių namų pirmininkų kažkada tai sueiga, nes turėtumėm valdžiai klausimų. Tai planuojam, bet galit užėti ir po vieną atskirai visada priimam. Tai kai daugiau susirinksim, tai daugiau akmenukų prisidėsim į žemę. Tai bus ir kasmetinis. Nenorim tokio susitikimo, kai buvo miesto teatro salėje. Bus ir kasmetinis pirmas susitikimas. Mokymai. Norėtume tik tais bendrijų pirmininkai, kad susirinktų, pavyzdžiui, dėl aikštelių, dėl ženklų pastatymo, dėl aplamai kažkokio biškį finansavimo pasikalbėti. Gerai, turėsim omeny, bet sakau, bet kada galit užėti priimsim. Kai susirenka visi, kas nori ir ten uždavinėja, kad man spjaudo mane prie namo. To mums nereikia daug, mums reikia konkrečių klausimų ir tu, bet reikia biškį su miesto valdžia. Bet kad ten tik pirmininkai ir buvo bendrių. Ten buvo visi, kas norėjo, būtų ūkių sukviesti viską mums. Tai tie, kurie administruoja daugiabučius, tai ir buvo. Ta prasme, ten su mokymais labiau susiję nei su klausimais. Bet klausimus, kaip jūs sakė, galite užsiregistruoti ir tikrai tokį klausimą ir iš karto atsakymą, mes norim daugiabučius. Turim visokių, viskas brangsta, norim ir finansavimo kažkokio iš valdžios. Finansavimo ir savivaldybėje laiškų rašymo. Išmoko rašyti pieštuku, bobelė, savivaldybėje laišką, pulkš.
Ir jau pirmininką tą Už 4 metus pirmininkė, nes dokumentus tikrinu. Demokratijos kaina. Nu, demokratijos. Biškai reikia savivaldybei, kad... Pasinaudojai pasistatymų kitą kartą. Nu. Kai buvo Grigaravičius, Grigaravičius kai buvo, tai mes ir ten susitikdavom visus, aptarinėjom viską. O Česiulis, nei vieną kartą, antrą kadenciją, nei vieną kartą. Tik tai Ir tokių pusėnų gatvė kiek 3-4 kartus gal buvo, ar ne? Jo, ir labai Ateisim į lauką, ateisim į lauką. Ateisim. patinka bendravimas ir viskas. Gerai, ačiū. Labai neįdomu buvo. Ateikit į sekančius, bus įdomiau. Nelabai įvyktų tokius, jeigu pradėtų vaikščioti susitikimus.